Šitie vaikinai ruošiasi Europos čempionatui, kuris vyks Portugalijoje rugpjūčio 10-16 dieną. Komandėlė yra šiek tiek pagal amžiaus grupę jaunesnė, netgi keliais metais važiuojama į U19, o komandėlė yra ir 16-mečių, ir 17-mečių vaikinų. Pasiruošimas dabar vyksta labai sunkus Elektrėnuose, neseniai pradėjome. Nusiteikę labai gerai. Man labiausiai patinka darbas kartu, darbas, kad ne po vieną, komandinis žaidimas. Sugebam visą laiką palaikyti vienas kitą ir sporto sveikata. Aš esu Sultanas, esu iš Klaipėdos komandos Baltija. Atvykau žaisti už U20 rinktinę. Šiaip man iš tikrųjų reiškia labai daug, čia man labai verta, nes pats nesu lietuvis iš tikrųjų. Ir mokėti lietuvių kalbą ir kalbėti šitą kalbą puikiai ir žaisti dar rinktinai, čia man labai vertinu. Aš tikiuosi pats gauti daug experienco kaip iš vyresnių žaidėjų, nes pats esu 29 metų. Gauti daugiau experienco ir pats iš komandos irgi tikiuosi, kad mes visi gausim daugiau experienco ir tapsim geresnį. Aišku, nesitikim daug, bet planuojam atiduoti visą save. Atstovauti Lietuvos rinktinį man reiškia daug, nes jaučiuosi kaip patriotas, atiduodu save visą Lietuvai ir taip pat galiu išplatinti savo mėgstamą sporto vandens. Jūs kviečiame prisidėti prie vandensvydžio augimo, pasiekti mus Facebook'e bei Instagram'e ir palaikyti mus Portugalijoje.